Tai sveiki visi, šiandien servise 007, mūsų dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse turim labai įdomų šeiminį automobilį, tai kviečiu suklusti visus tuos, kurie ieško šeimai puikaus automobilio, tai yra puikia alternatyva populiariajam, sakykime, Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravanui arba Chrysler Pacifica modeliui. Tai Toyota Sienna automobiliukas, 23 metai, 2,5-4 cilindrų hybridinis modelis. Pats variklis yra A25/FXS, tai jeigu truputėlį paguglinus, tokį patį variklį turim Toyota RAV4 modelyje, kai kuriuose Lexus variantuose, Toyota Camry ir gal dar kažkokio ir neįvardinau, bet yra pakankamai populiarus iš tikrųjų variantas, pakankamai sudėtingas tuo, kad yra dvigubo įpurškimo. Tai reiškia, kad turim tiek įprastą MPI kuro įpurškimo sistemą, kur kuro purkštukai yra sumontuoti siurbimo kolektoriuje 4, bet dėja turim ir dar 4 tiesioginių įpurškimo purkštukus, kurie jau stovi įleisti tiesiai į degimo kamerą. Tai 4 cilindrų varikliukas, 8 benzino purkštukai, taip kad tikrai pakankamai daug iššūkių kelianti sistema. Na ir servise 007 nuo 25 metų pristatom Prince dujinės įrangos montavimą. Būtent tam tikriem išskirtiniam modeliam siūlom šią premium sistemą, be abejonės išlaikant visus kokybės standartus ir adaptuojant prie visų mūsų servise 007 naudojimų taisyklių ir montavimo kultūros. Tai labai trumpai apie pačią sistemą bei jos komponentus tikrai noriu papasakot, pasidalint. Laikui bėgant, eigoje tikrai įdėsiu gal ir kiek daugiau informacijos, bet ką noriu pabrėžti, tai visi tie dvigubai purškimai, iš tikrųjų ne pirmas jau mūsų daromas modelis yra su Prince'u, ateityje įdėsim daugiau, turėsim ir įmonės automobilį, kurį testuosim su būtent Prince sistema, tai tikrai tos info pasidalinsim ir kuro sąnaudom ir panašiai, tai tos informacijos ateityje bus daugiau. Na, o patys komponentai variklio skyriuje didžioji dauguma jų iš esmės yra matomų, tai be abejonės turim valdymo bloką, pakankamai didelį, masyvų, su aušinimo radiatoriumi viršumi sumontuota 3 jungtis. Laidų tikrai turime labai daug, kaip minėjau, purkštukų yra daug, tai be abejonės jų reikia daug sulituoti. Didžioji dauguma lituojasi prie benzininio valdymo bloko. Čia turim Keihin 4 purkštukus, Prince'o sistema yra montuojama su Keihin purkštukais, elektrinį dujų reduktorių. Dujų reduktorius yra valdomas potenciometro dėka ir toks nedidukas iš pažiūros reduktorius gali būti montuojamas ir 5 litrų varikliui, kadangi reikalų esantis yra, kaip sakyt, reguliuojamas potenciometro dėka ir geba, kai nereikia tų dujų, jie tą srautą sumažinti, ko reikia jį pasididinti. Atskirai turi montuojamas skystos fazės filtrą jau mums pažįstamą OMB BFC, kartu su filtru. Dar vieną filtrą turime reduktoriuje ir taipogi turime atskirą dar dujinės fazės filtrą sumontuotą štai čia su Bosch slėginiu davikliuku ir dujų padavimą jau iki purkštukų. Tai vat, visi be abejonės standartai yra išlaikomi, kaip jau ir minėjau, serviso 007 naudojant kokybiškiausias medžiagas ir priemonės. Dujinės įrangos laidynas, vėlgi laidų yra tikrai labai daug. Tai juos tinkamai ir gražiai sumontuoti tikrai yra pakankamai iššūkis. Esu tikras, kad daugelis dirbtuvių, sakykime, galbūt nenorės įdėti pakankamai energijos tam, kad tie laidai būtų primenantis originalius laidynus, nes jeigu pasižiūrėsim, tai gofruose visi laidai, ta prasme, daug toli kažkur tų pavyzdžių nereikia ieškoti, laidai yra įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos, taip atrodo originalus variklio skyriaus laidynas. Na ir greta yra mūsų pravesti laidai, kurie taipogi yra sugrupuojami ir pravedami kartu, reiškia juos įvelkant į apsauginės gofras ir tas gofras izoliuojant. Patogiai turim išsivedę ir jungti, dujinės įrangos saugiklį, be abejo, instruktažo metu klientui viskas bus papasakota ir parodyta. Automobilį išbandėm tiek mieste, tiek už miesto greitkelyje, išbandėm ir šaltą, ir šiltą, ir pusiau šiltą ir taip toliau, tai absoliučiai važiuoja puikiai, be jokių problemų, be jokių kažkokių traukos skirtumų, perėjimo kažkokių pojūčių, kažkokių kitokių, taip kad tikrai dirba viskas sklandžiai, patikimai ir puikiai. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas, na, jisai montuojamas kaip visada yra ten, kurio pagidauja klientas. Šiuo atveju mes jį turim sumontuotą kairiau truputį vairo, panaudojam be abejonės vieną iš laisvų vietų, tikrai labai gera vieta, puikiai matoma vieta, be abejonės tikrai geras variantas. Na, dujų pildymo vieta yra sumontuojama po benzino užpilimą dengiančių dangteliu, atsidarom, įsisukam
perėjimą iš tai čia ir gražiai užsidarom. Atrodo didelis dangtis, daug vietos, bet iš tikrųjų dėl tam tikrų konstrukcijų vienintelė vieta, kur galim sumontuoti pildymą, yra būtent šitas kampas. Viskas tvarkoja, pistoletas jungiasi be jokių problemų, tai nėra kažkoks keliančių rūpesčių dalykas, gražiai viskas užsidaro, lygiai tvarkingai. Na, dujų balionas. Dujų balionui, jeigu, sakykime, aš paminėjau rinkoje konkurentus ar ne, Chrysler Pacifica, Chrysler Town & Country arba kokio nors Dodge Grand Caravaną, kalbant apie 7 vietas, tai čia jau, ta prasme, nėra atsarginio rato vietos numatyta absoliučiai niekur, tai kažkokių analogų, kaip tik tai panaudoti šitas vietas galiniam sėdynėm mes neturim. Šiuo konkrečiu atveju, štai čia matote sumontuotą 72 litrų dujų balioną atsarginio rato vietoje. Būtent jį sumontavom taip, kad galėtume įdėti va šitą sėdynę, kad jinai gražiai susilankstytų ir liktų tam, kad, na, jeigu reikėtų kažką mums čia įsidėti ilgo, sakykim, nes dvigubos sėdynės mes jau be abejonės nesulankstysim ir balionas čia jau milimetrovkiams yra sutalpinamas. Tai va, TMSO gamintojas, prie Prince sistemos toks yra komplektuojamas. Tai va, 72 litrai, tai jeigu įsivaizduojam, kad 80% tūrio įsipildosi, tai 50 keli litrai, vidurkį rodo apie 9 litrus automobilis, tai visai solidžiai galima nuvažiuoti. Na, klausimas, ar kažkuris iš mūsų važiuodamas kelioniai važiuoja daugiau nei ten 400 ar 500 km be jokio sustojimo. Tai manau, kad labai racionalu viskas, labai tvarkinga, jo labiau automobilio galą, kažko labai masyvaus ir didelio nesinori niekada montuoti, vien ir dėl to, kad svoris galiniai pakabai tenka jau pakankamai didelis. Vis tiek įvertinkim tą dujų kiekį ir balioną, tai praktiškai tą vieną žmogų mes jau bagažiniai turim pasisodinę tokio vidutinio sudėjimo apie 60-80 kg, jau jūs čia įsivaizduokit, kad vis laik ir sėdi. Tai va, tai tiek apie Prince dujinę įrangą, jos montavimą servise 007, jei kažką panašaus vairuoti ar planuojate įsigyti, pasikonsultuokit, paklauskit, atsakysim, padėsim, patarsim. Ateityje iš tikrųjų artimoje tikimės jau ir Land Renzo pasiūlyti dvigubėm įpurškimo variantam. Šiuo metu sistema ir komponentai yra testuojami, tai labai tikimės, kad artimoje ateityje taipogi galėsim pasiūlyti ir Land Renzo variantą, nes, na, Prince sistema yra pakankamai brangi. Toks montavimas, kam įdomu, iš karto pasakau video, bent jau šią akimirką 25 metų pradžiai kainuoja 2500 eurų su PVM su visais darbais. Na ir darbų bent 3 dienom tikrai reikia pasiplanuoti. Tai va, tai tam kartu tiek. Jeigu yra klausimų, klauskit, o visų kitų lauksim užsukant. Ačiū.